LT padeda pakeisti ateitį. Labas vakaras. Labas vakaras, mėly BTV žiūrovai. Labas vakaras, žiūrovai studijai. Labas vakaras, mūsų naujai sugrįžusio žaidimo taip ir ne pirmieji žaidėjai. Prieš 20 metų, kaip Diuma romane, prasidėjo būtent tas procesas pavadintas televizijos žaidimu taip ir ne. Štai po 10 praktiškai nebeliko nežaidusių Lietuvos piliečių, nusprendėm padaryti pertrauką. Dabar nusprendėm, kad tą pertrauką laikas baigti ir mes grįžtame į BTV eterį. Nuo šiol kiekvieną trečiadienį. Šiandieną, aišku, bus labai azartiškas žaidimas, kaip visuomet, ir žaidžiama bus labai rimtai. Ir kad tie, kurie prisimena arba nelabai gerai prisimena, galėtų prisiminti taisyklės, mes pakvietėm iš daugelio dešimčių 8 žaidėjus, kurie savo laiku buvo net šiek tiek įgrisę, nes šienaudavo per prizus, duok dieve. Ir pirmoji mūsų šio vakaro žaidimo pora. Kornelija Intienė ir Liucijus Ambraška. Kaunas. Ir antroji pora taip pat ne vieną kartą žaidusi ir viens prieš kitą, ir tarpusavyje. Vladas Greičius ir Benjaminas Mašalaitis, Marijampolė. Kornelija, laukėt ir sulaukėt. Taip, netikėjau. Netikėjot. Grįžom. Taip, puiku. malonu. Kai kvietėm visus į šią laidą, tai pirmiausia pasigirsdavo ne alio, bet valio. Kaip nusiteikę? Normaliai? Vladai, Benjaminai, atrodo toks vaizdas, kad grįžom 20 metų atgal. Tikrai ilgai laukim to laiko, to momento. Puiku. Na, dabar trumpai apie taisyklės. Jūs, manau, kad visi jas puikiai žinote, bet yra tokių, kurie galbūt jas prasčiau prisimena, arba tuo metu, kai žaidimas tik prasidėjo, dar net nebuvo gimę, arba vaikščiojo štai tokie mažiukai po stalu. Žaidimo taisyklės yra labai paprastos. Pateikime klausimą, tiksliau sritį, tarkime, gyvūnas, gali būti miestas, augalas, ir kiekviena žaidėjų pora paeiliui uždavinėja klausimus laidos vedėjui, bet klausimai turi būti tokie, kad jis galėtų juos atsakyti tik taip arba ne. Taip pamažu jie prisikapsto iki teisingo atsakymo. Jeigu atsakymas teisingas, jie laimi 1 tašką. Jeigu neteisingas, dėja, tas žaidėjas, kuris spėjo, pasitraukė iš to raundo žaidimo ir štai eina atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais beigi sultimis Elmenhorster. Jeigu atsako teisingai, tašką laimi. Jeigu ne, taip ir įvyksta. Toliau, antras raundas pradeda jau juodoji pusė ir jeigu jiems pasiseka išlyginti rezultatą, tuomet, kadangi žaidimas vyksta kiekvienam pusfinalyje ir finale iki 2 taškų, įnešamas baltas gaubtas. Ir reikia tiesiog atspėti, kas po juo yra. Pusfinalių laimėtojas poros susitinka finale. Finalo laimėtojas žaidžia superfinale, abu dalyviai, pora, ir jeigu mesdami kauliuką išsirenka prizą ir per minutę laiko atsako į superfinalo klausimą, tas prizas jų. Be jokios abejonės, kuo aukštesnis žaidimo lygis, tuo prizai vertingesni. Ar pasiruošę? Kiekvienam žaidime, kad būtų lengviau klaidžioti, yra tam tikra tema. Taip, kad galite eiti prie klausimo pagal sritį, kuri yra užrašyta, tarkim, augalas, gyvūnas, valstybė ir taip toliau, arba iš kitos pusės mėginti pagal tos dienos temą. Kaip manot, kokia gali būti šiandienos pirmojo žaidimo, taip ir ne tema? Legendos. Legendos? Iš salės koks buvo? Retro klausimai. Norėtumėte retro. Čia visi tie, kurie retro. Kadangi mūsų laidos simbolis yra 2 raidės – T ir N. Todėl šiandieną kiekviename atsakyme būtinai bus jos 2. Gali kartotis. Gali kartotis, gali, bet N ir T, T ir N būtinai turi būti.
ar tai, kas parašyta čia, ar tai, kas bus po baltų gaubtu. Ar jūs pasiruošę? Dėmesio, pristatau pirmojo pusfinalio, pirmojo raundo prizą. Sveikatos ir natūralios kosmetikos srityje Europoje lyderiaujanti kompanija Zucari dovanoja maisto papildą Recode. Dailinkite savo kūno formas su maisto papildu Recode. Na štai, salė plojimais palydi mūsų pirmojo pusfinalio abi poras. Pirmąjį raundą pradeda Kornelija ir Liucijus. Jums reikia pasakyti valstybę. Prašau. Azija? Ne Azijos valstybė. Gal ten kartais reziduoja popiežius? Popiežius ten nereziduoja. Afrika? Ne ir ne Afrika. Kol kas nerandam. Amerika? Ne ir ne Amerika. Liko nebedaug. Europa? Taip. Ši valstybė Europoje. Galų gale pataikė. Tikiuosi dar nespėjau. Viduržemio jūros regionas? Ne. Skandinavijos šalis? Ne Skandinavijos. O kuri Skandinavijos yra su, kad būtų T ir N? Nerandu kol kas. Ar neprieina prie jūrų, vandenynų? Ne. Ši valstybė neprieina. Kitaip sakant, jos krantų neskalauja nei viena jūra, nei vandenynas. Vakarų Europa? Taip, vakarų Europai. Pagal tą mūsų ankstesnį suvokimą. Nu, vakarai. Ne rytų Europos, bet vakarų Europai pagal tą ankstesnį skirstimą. Prašau. Ar tai mikrovalstybė Alpėse gal? Taip, tai mikrovalstybė Alpėse. Bandysi spėti tada. Jau bandysi spėti. Taip. Po jūsų klausimo, kiekviena pora po savo klausimą turi teisę spėti. Jeigu pataikot, jūs laimite pirmąjį atgimusio žaidimo taip ir ne raundą ir įsiveržite pirmam pusfinalį į priekį. Jei ne pirmasis, kuris ragaus. Kas tai? Lichtensteinas. Lichtensteinas! Žiūrovai mato teisingą atsakymą savo ekranuose ir plojam Benjaminui Mašalaičiui ir Vladui Greičiui. Jie pirmauja 1-0 ir jie pradės antrąjį raundą, kadangi prieš tai pradėjo baltieji, bet, kaip būna šachmatuose, nelaimėjo. Ir štai su prizu atkeliauja mūsų žaidimo nepamainomas simbolis. Mano padėjėja Renata Mikailionytė. Na štai, dėmesio, antrasis raundas. Ir dabar viena naujiena, kurią, manau, publika sutiks audringais plojimais. Jeigu juodojo stalo pusės pora laimi 2-0, vadinasi, lieka trečiasis klausimas su prizu. Jau jie keliauja į finalą ir tuomet, kas teisingai iš salės atspės, kas bus po baltų gaubtu, laimės ir tą dvigubą prizą. Vienas žmogus. Puiku. Kaip ir laikas pradėti, bet dar trūksta vieno momentėlio. Tai prizo. Laimėjusi pusė, laimės kiekvienas po vieną. 2 puikius laikrodžius. Yra dėl ko stengtis. Puikus prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Taip, prizas pristatytas ir dabar priminsiu, kad kiekvienam atsakyme yra raidės T ir N. N ir T. Vienas iš įdomiausių būdavo man procesas, kai žaidėjai bandydavo atspėti literatūrinio kūrinio personažą. Patikėkit manim, personažų su T ir N yra labai daug. Pasakykit atsakymą į šį klausimą. Personažas. Prašau. Lietuvių literatūros. Ne lietuvių literatūros. Vakarų Europos. Taip, vakarų Europos. Prašau, Benjaminai, Vladai. Personažų kūrėjai gyvi? Ne. Autorius arba autorė dėja jau ne. Bet personažas, manau, kad gyvuoja ir gyvuos per amžius. Prancūzų literatūros. Ne prancūzų. Ar tai rašytinių kūrinių personažas? Taip, rašytinio. Ar tas personažas turėjo tarną Sančio Pansą? Ne. Don Kichotas žinomas, bet ne. Šitas žinomas ne ką mažiau.
Tai 20 amžiaus kūrinio personažas. Taip. Ir 20. Ar tai moteris? Turite omeny autorę? Lytį to personažo. Personažą lytį? Taip. Ar čia Ne. ono? Ne moteris. Ne moteris. Bet tai dar visiškai nesako, kad vyras. Nu, tai Žinot, šiais laikais. gal tas personažas pasirodo daugeliui kažkur tai apie gruodžio 24-25 dieną. Tai čia kas vaiduoklis koks ar ten? Ne. Gal tas personažas aplamai ne žmogus? Gyvūnas koks? Ar... Ne. Jis ne gyvūnas. Jis ne gyvūnas. Ne moteris ir ne gyvūnas. Ne, dar žmogus nesiaiškina dar. Tai klausk. Ar tai žmogus? Taip. Bet ne moteris. Dar neturit variantų? Gerai, prašau. Pasakų personažas. Ne. Ne pasakų. A, kurį čia turėtų omeny? Pavyzdžiui, Buratinas. Tai jisai slavas. Pinokis tai italas. Nu tai Gal tai italų autorius? Ne, ne italų. Gal čia kokia istorinė asmenybė yra? Ne. Ne. Ne istorinė. Jisai sugalvotas, sukurtas. Prašau. Ar tai buvusios Sovietų sąjungos teritorijoje gyvenę yra tas Ne. autorius? Jie laimingesni. tai anglų? Britų turėtų omeny. Taip. Galų gale pradėjo vardinti Italijas, dar kažką. Britų. Prancūzai, Britai, turbūt sutiksit, yra vieni iš didžiausių, būtent ir vokiečiai, europiečių literatūros kūrėjų. Taip, na, galų gale. Dar neturit pagrindo spėti, prašau. Gal Ar jis dar? Šerlokas Holmsas parašė šitą personažą? Ne. Ai, šitikiu. Šitą, ar čia yra Šerloko Holmso porininkas? Taip. Daktaras Watsonas. Watsonas! Daktaras Watsonas! Wow! Benjaminai! Štai kaip sakoma, ir gudri višta užpakalį įsidilgina. Seras Arturas Conan Doilis parašė, bet ne Šerlokas Holmsas. Taip, prašau, 2 puikus laikrodžiai, Kornelija Intienė ir Liucijus Ambraška. Jeigu nereikia, aš tai be laikrodžių. Čia iš ankstesnių laikų. Jau susidėvėjęs dabar kaip tik. Čia prizas laimėtas tais... Taip, taip. Taip ir ne. Ponas ir ponai, Renata. Štai, pats maloniausias momentas. Aš pasižiūrėsiu, kas čia yra. Nelabai matosi, bet yra. Tikrai yra. Priminsiu mūsų žaidimo tema. Raidės T ir N. Kaip ir taip ir ne. Ir labai nuostabus. Manau, kad laimėtojai pasidalins šiuo puikiu prizu, kad pralaimėjusi pora nuplautų pralaimėjimo kartėlį. Nuostabus visas. Ajot šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Kas čia yra? Prašau. Ar tai valgomas daiktas? Ne. Nevalgomas. Ar popierinis daiktas? Ne. Ir ne popierinis. Ar namų apyvokos tai daiktas? Ne. Ar vienalytis iš vienos medžiagos, sakykime, pagamintas? Vyrauja tai labai smarkiai viena medžiaga. Taip, šis daiktas pagamintas iš vienos medžiagos. Ar jis naudojamas mokykloje? Taip, šis daiktas naudojamas mokykloje. Kornelija Intienė yra mokytoja, bet aš žinau, kad tų daiktų ten turbūt yra daug. Ir dabar iš jūsų akių suprantu, kad jūs spėsit. Ar spėt man? Jeigu nepataikot, labai gražus mūsų raudonasis kampelis. Jeigu pataikot, prizas jūsų ir jūs finale. Kas čia yra? Trintukas. Trintukas! Štai, po baltų gaubtų trintukas.
Noriu atsiprašyti, bet nepakėlė Renata. Čia yra tik tais 5% to šokolado, kurį jūs pelnytai laimėjote. Taip, kad dabar galit po dėžutę iškart įteikti Benjaminui ir Vladui. Mažesnės kažkaip, mažesnės. Aš bijau, kad Marijampoliečiai Kauną būtų labiau pavaišinę. Aš suprantu, paskui galėsit nusipirkti iš jų. Šitą, kaip sako vienas irgi žaidimo vedėjas, pris studijų, tai šokoladas į studiją. Prašom, šitą išdalinkite. Kur gerbiamoji Renata. Tai padarom, Kornelija ir Liucijau, kadangi jūs dabar tarp publikos sėdėdami lauksit su kuo... Jeigu čia tikrai 5%. Aha. Šį kartą nemeluoju, nes čia sėdė laidos vedėjas, ne Seimo narys, tai patikėkit. Patikėkit. Jums reikės laukti savo finalo varžovų, o manau, kad mes tikrai labai nuoširdžiai dėkojame mūsų sugrįžusio žaidimo pirmiesiems pralaimėtojams ir tikiuosi, kad jūs ne vieną kartą atsakysite į mūsų atrankinius klausimus, galėsite dalyvauti net radio stoties atrankiniuose turuose arba atsakyti internetu. Televizijos žiūrovai mato informaciją, kaip galime pakliūti į mūsų žaidimą. Taip pat priminsiu, kad viena pora atsakiusi į atrankinius klausimus patenka iš karto iš čia sėdinčių salės žiūrovų. Taip kad iki pasimatymo, o jūsų laukia finalas. Ačiū Kornelija ir Liucijus, mūsų pirmoje pusfinalio nugalėtojai. Paplokime jiems. Na štai, mini televizijos žiūrovai, po trumpos pertraukėlės mes grįžtame į žaidimą taip ir ne. Ir dar 4 mūsų asų asai ir praktiškai Marijampolės tarpusavio dvikova, kurioje kaip inkliuzas gintare Stasys Petraška, Kaunas. Nežinėjau. Stasys, nuo seno, turbūt prisiminant jo garsius indėnų šūkius, tai ir visuose žaidimuose, tai Stasy, ką nors dabar tokį prieš tą... A jau dabar? Dabar jį pavarykite. Kaip laimėsim tada? Nieks jūsų netraukia už liežuvio. Taigi, mylieji, prie baltosios stalo pusės Marijampoliečiai Zenonas Meškelevičius ir Vytautas Mockus. Trumpai apie save priminkit. Zenonas, kiek aš pamenu, mokytojas. Taip, vis dar mokytojas. Ir ką jūs dėstote mokinukams? Lietuvių kalba. Puiku. Vytautai, o jūs? Vis dar gydytojas, ortopedas, traumatologas. Kiek, žiūrėkit, gerų pažinčių sugrįžta. Liutis Ambraška, žinot, jau 20 metų prabėgo, kartais ir reikėtų, žinot. Taip. Nu, taip laikas eina, tai pagalbas vis. Kur? Reanimacijai. Reanimacijai? Būtų gerai rečiau matytis, nebent žaidime tada. Na, Stasys Petraška, žmogus, kuris daugiausiai nešioja linksmas naujienas, ypač per įvairias šventes, kalėdas, nes Stasys Petraška Kaune dirba paštininku. Taip? Kaip sekasi? Gerai. Bet taigi šiais laikais, kai daug tų visų e-mailų siuntinėjasi, tai vis tiek ar moka taip pat, ar pagal nuneštus laiškus? Pagal laiškus, aišku, moka, bet žinokit... A tai jūs pats kitiems ir rašot, kad būtų galima daugiau... Jo, panašiai, o bet iš tikrųjų tai atsirado dabar kitas dalykas, atsirado labai daug tokių visokių skolų bendrovių ten, kurie moka irgi parašyti laiškus, tai va, tai mes darbo turime. Tai irgi visai nebloga biznio šaka, Stasy ateina į tą įmonę, sako, aš jums turiu laškelį, bet už pusę kainos galiu neperdot. Pasinaudosim kaip nors. Tikrai dar taip nedarėt? Sakysiu, Seimo narys liepė, tai ką buvo. Neliepė, palaukit. Neliepė, patarė. Na, bet čia jūsų individualiai veikla ir jūsų kolega Rimantas Šmigelskas iš Marijampolės. Taip. Ką ten veikėt? Vis dar kovoju su tom protingom vadinamom dėžutėm. Kompiuteristas. A, įsilaužinėjat į bankų serverius? Sekasi sunkiai, bet... Bet kol kas laisvėj, tai dar sekasi. Na, tikiuosi, kad taip ir toliau seksis. Taigi, mėly ponai, mėly kolegos, mėla jūs matyti. Tikiuosi, kad šis jūsų 8-netuko susitikimas mūsų žaidime taip pat jūs grąžino į labai šiltus praeities laikus, bet dabar reikia žaisti. Pirmasis atgimęs žaidimas, bet eterė ir jo tema, turbūt jau girdėjote čia sėdėdami, yra raidės taip ir ne. T ir N. Dėmesio.
baltieji pradeda, bet ir jūs, ir juodieji kol kas lygiai galit laimėti puikų prizą už pirmąjį raundą. Kalba.lt dovanoja mėnesio trukmės anglų kalbos mokymosi kursus norintiems išmokti anglų kalbą ar įtvirtinti jau turimas žinias. Pasirinksite reikiamo lygio grupę ir tikslus atitinkančią programą, o sėkmingą mokymąsi garantuos unikalūs kalba.lt naudojami metodai. Zenonas ir Vytautas pradeda ir jums reikia pasakyti, koksgi žinomas žmogus pasislėpęs po šiuo klausimu. Žinomas žmogus. Prašau, jūs pirmieji klausėt. Variantą turim daug klausimą, ne? Šis Stankevičius, mes premjeras. Gal tai buvęs Lietuvos vyriausybės vadovas? Vyriausybė? Ne. O čia kuris, jeigu nepaslaptis? Smetona turėjo omeny. Bet jis kaip ir prezidentas, jis valstybės vadovas. Bet ne. Prašau. Tai gal pradėsim paprasčiausiai. Ar lietuvis? Ne. Gal jo tikrai pavardė Džiugašvilis? Ne. Tai ar vyras? Ar vyras? Vyras. Gyvas jisai dabar dar? Ne. Dėja, bet jau nebe. Senokai. Čia istorinė asmenybė? Jūs klausėt, ar tai realus žmogus? Taip. Taip, tai yra realus žmogus. Istorinė asmenybė būtent. Ką jūs žinote, istorijoje jis yra. Dabar kurioj? Ne, paprasčiausiai tai jau atkrenta ten koks nerašytojas, taip toliau. Aš turiu, kad jis... Tai rašytojai ne istorinės asmenybės, norit pasakyti. Ne, viskas aišku, aš turiu, ar su istorija susiję, va taip, ne taip paklausiau. Tai paprašiau tada klauskite. Mokykloje mes, kaip mokomės istoriją, pavyzdžiui, mes praėjom apie jį ką nors, ar taip panaip. Gal jūs apskritai praėjot pro šitą, iš pamokų buvot pabėgęs, gal praėjot pro šalį. Čia kalbos kursai dar laukia manęs. Ar mokėmės apie tai mes? Istorijoje ar mokykloje? Mokykloje kaip istorijos knygas vartėme. Senais laikais. Jūs tik vartėte, bet neskaitėte, aš atsiprašau. Skaitėme ir egzaminus laikėm. Tai... Ar mokykloje... Istorijos? Ne. Kitaip sakant, jis ne prie istorijos vadovėlio turėtų būti priskirtas. Ačiū, viskas aišku. Gal jo pavardė tokia pati kaip ir Jungtinių Amerikos valstybių sostinė? Ne. Ne tokia pati. Europietis? Taip, jis europietis. Tai buvusios vakarų Europos? Kodėl buvusios vakarų Europos? Kur jinai dabar dingo? Ne, ta prasme... Vakarų Europos. Vakarų Europos. Vakarų Europos, taip. Vakarų Europos. Ar ta valstybė, iš kurios tas žymus žmogus, įeina į ES sudėtį? Taip. Prancūzijos gal? Taip. Asmuo. Prancūzas. Bet jų yra daug. Tai gal literatūros vadovėlį mes apie jį skaitėme? Bent jau tikrai turėjote literatūros vadovėlį skaitydami šį žinomą garsų žmogų sutikti. Tai rašytojas? Taip. Šis žinomas žmogus rašytojas. Spėjat? Ne, tai jam. Ne. Gal to rašytojo, aš sakysiu, kad taip, bet man visai įdomu. Kūriniai ekranizuoti buvo kūriniai? Be abejo. Ne, reiškia žymus labai viskas. Labai žymus. Tai Mažojo princo autorius? Ne Mažojo princo autorius. Tai šio amžiaus rašytojas? Ne. Tai yra, ne 200 turėjau galvoje. Ne. Romanus jisai rašė? Taip, rašė romanus. Kol kas neturit variantų. Prašau, juodieji, įtampa kyla. Čia, žinant jūsų klastingumą per tiek metų. Palaukit. Noriu įsiaiškinti, o čia jo tikra pavardė ar slapyvardis? Taip. Ne, tai yra ar slapyvardis, netriukosi. Vieną klausimą palikti. Ar slapyvardis čia? Taip. Parašė romaną Raudoną ir Juodą. Taip, parašė romaną Raudoną ir Juodą. Kasgi tai padarė? Stendalis. Stendalis. Henri Marie Davis, tikroji pavardė. Stendalis, toks jo pseudonimas. Bravo. Marijampolė laimi prieš Marijampolę su legionieriumi iš Kauno. Štai, dovanos jums ir plojimai publikos salėje taip pat jums. Taip, laimi 2-0, publika labai apsidžiaugs jūsų pergalę. Jeigu jūs laimit, 1-1 ir vėl viską lems baltas gaubtas. Noriu palinkėti tiesiog labai atkaklios kovos. Dėmesio prizas. Mikrovisatos servisas jums dovanoja TV Star priedėlį, kuris jums leis žiūrėti skaitmeninės televizijos programas per senąjį televizorių. Jūs pirmieji
kokia sritis gali būti, kaip manot, ko labiausiai laukėt? Ne, kai laukiam, tai mes visko, bet iš tikrųjų bus arba augalas, arba gyvūnas. Augalas arba gyvūnas? Nu, kažkas iš gamtos bus. Iš gamtos, atspėjot, gyvūnas. Koks gyvūnas? Nu, bet tai čia reikia pagalvoti, taip jau rimtai. Jūs pirmieji klausėt. Tai, Klausimas, šimtolės, aišku, ne. o kodėl? Aš tik turiu kitą variantą. O gal tai žuvis? Taip, tai žuvis. Šimtolės. Mes galim spėti, einu gerti aš. Ne, tai aš einu, tu čia nebeišmėtai. Palauk. Tas, kuris spėja, gali laimėti porai tašką, bet jeigu jis nepataiko, savo kolegą palieka žaisti vieną. Žuvų yra ne viena. Jūs labai kažkaip tiksliai pataikėt, nes yra ir žinduolių. Tai stinta. Kas? Stinta. Stinta pataikėt! Jonas, mūsų klastytas. Stinta. Sveikinam. Štai. Du priedai. Nors dar yra daug žuvų, bet turbūt dar nemažiau žinoma galėjo būti ir tunas, bet jūs, matau, agurkų mėgėjas. Na ką, ponios ir ponai, prizas jūsų ir atėjo trečiasis raundas. Po sėkmės atspėjus sužvejojus stintą atkeliauja baltas gaubtas Renata. Dėmesio prizas. 150 litų vertės dovanų čekis apsipirkti Pegasas knygynų tinklo parduotuvėse. Linkime sėkmės, prizas pristatytas. Kas yra po baltų gaubtu? Kadangi yra 1-1, tie, kurie atspėja, keliauja į finalą. Jūs pirmieji, prašau. Na ką, šaunam į konkretų vieną variantą. Ar tai ginklo, tai yra, sakykime, transporto priemonės su šarvais, su vikšrais. Čia jau tokius modeliukas, kopija, kažką žaisliukas. Šarvuotos kovinės mašinos modeliukas. Taip, tokios turi. Vamzdį turi. Pažiūrėsiu, gal... Vamzdį turi? Yra ten, per kurį šauna. Ne. Mes gal kitaip pabandysim. Kitaip pabandykit. Ar tas daiktas iš vienalytės medžiagos? Taip, šis daiktas yra vienalytės medžiagos. Gal tas daiktas, sakykime, tuo pačiu pavadinimu naudojamas žuvim gaudyti? Ne, tai ne tinklas. Ir ne dinamitas. Irgi yra ir N. Gal tas daiktas medinis? Ne, ne medinis. Prašau. Stiklinis? Ne, ne stiklinis. Popierinis? Ne, ne popierinis. Metalinis? Ne, ir ne metalinis. Plastikinis? Ir ne plastikinis. Odinis gal? Ne, ne odinis. Ar tai žmogaus rankų sukurtas daiktas? Ne. Tai gal tai kokia nors gamtinė medžiaga natūrali? Taip, čia kažkokia natūrali gamtinė medžiaga. Aš jums pasakysiu. Po šito savo klausimo jūs turite teisę spėti. Atspėjat? Keliaujate į finalą. Bandom spėti. Bet yra daug medžiagų. Pataikot? Puiku. Jeigu ne, jūs pirmas pasitraukėt. Prašau. Titnagas. Tenai? Neįsit jūs tenai. Titnagas čia yra. Štai koks gabalas titnago. Iš tiesų buvo daug variantų, bet tai galėjo būti ir gintaras, galėjo būti ir deimantas, bet kaip prieš tai stebuklingai pataikė su žuvim ir stinta vos ne iš pirmojo šūvio jūsų varžovai, dabar taip pat jūs pelnytai keliaujate į finalą. Bravo, paplokime jiems. Ir baigėsi antrasis pusfinalis. Mūsų laukia iš tiesų labai įdomus finalas. Aš kviečiu Korneliją Intienę ir Liucijų Ambrašką prie stalo. Finalas tuoj pat. Na štai, mylėjai, mūsų šio vakaro žaidimo finalas. Sakyčiau, kad gal visos 4 poros buvo nusipelniusios žaisti finale, bet vieniems ir kitiems turbūt labiau šypsojosi sėkmė. Na, o dabar sėkmė lydės galbūt žinios tuos, kurie labiau nori į superfinalą. Žaidimo tema
raidės T ir N, mūsų žaidimo simbolis TN, taip ne. Ir prizas. Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, viena iš pirmaujančių privačių ligoninių Lietuvoje, kviečia apsilankyti finalo nugalėtoją. Jūsų paslaugoms aukščiausios kvalifikacijos, daugiau nei 100 medikų komanda, dirbanti ištisą parą. Kiekvieną naują dieną sutikite sveiki ir laimingi. Vandens telkinys. Tai vienas iš didžiųjų Afrikos ežerų? Ne. Tai ne vienas iš didžiųjų Afrikos ežerų. Turėtų minėti Tanganiką. Taip. Ne. Tai gal antras pagal dydį vandenynas? Ne. Ežeras tai. Ne, tai ne ežeras. Ar tai jūra, kurios pavadinime yra spalva? Ne. Tai ne geltonoji jūra. Atspėjot. Prizas. Prizas mano. Tai iš viso jūra? Ne, tai ne jūra. Tai ežeras? Ne, tai ne ežeras. Upė tai. Ir ne upė. Ar tas telkinys yra prie miesto, kuris yra tarp Vilniaus ir Kauno pusiaukeliai? Ne. Turėt Elektrėnų marias. Taip. Ar tai dirbtinis vandens telkinys, kiek žmogaus rankos prisidėjo prie jo sukūrimo? Niekaip. Ar tas vandens telkinys Lietuvoje? Aš dabar jau nepamenu klausimą, ar šito ar ne. Ne, neklausit. Ar Lietuvoje? Ne. Įlanka galbūt tai kokia nors. Ne, ne įlanka. Ar Europoje? Ne. Azija. Ne ir ne Azija. Gal tai Afrikoje esantis? Ne ir ne Afrikoje. Prašau. Amerika. Kuri? Ar bendrai? Bendrai. Bendrai. Šiaurės ir Pietų Amerika. Taip, bendrai. Ne, nei ten. Nei Šiaurės, nei Pietų Amerikoje. Tai tada Australija? Ne ir ne Australija. Tai galbūt čia turime mintyje ne konkretus pavadinimas, o bendrinis žodis. Iš viso. Netikrinis daiktavlis, o bendrinis. Tikrinis. Tikrinis. Jis realiai neegzistuoja, gal čia koks... Čia gal pastinis. koks nors mitinis vandens telkinys? Ne. Jis nesugalvotas, tikrai. Tai galbūt jis iš vis yra už Žemės planetos ribos, ten kažkur kosmose planetose ar kažkur tai, ar Ne. ten. Ne. O mes prie to telkinio galime nuvažiuoti? Ne. Nei nuplaukti, nei praskrist, nei nuvažiuoti negalit. Bet ne kosmose. Tai gal jis kažkur Žemės gelmėse? Ne. Bet tai mes nežinome. Na, atėjo laikas paklausti ir vienos ir kitos poros, gal jau galime skelbti nulinės lygiasias, nes kiek suprantu ir vieni ir kiti jau šiek tiek nustebę. Ar sutinkate su Neturim jokio varianto. nulinėmis lygiosiomis? Neturit variantų? Net nežinote, apie ką klausti. Jūs taip pat. Tai viską išklausimus. Puiku. Tuomet, į pirmąjį raundo klausimą finale neatsakė nei viena pora. Už atsakymą į antrąjį klausimą kažkuri pora iš karto laimės 2 taškus ir pateks į superfinalą. Ar yra salėje kas žinančių, yra rankų? Gal tornado? Tornado? Taip, ten yra lietaus, daug visko, vandens. Prie tornado gali nuskrist, nuvažiuoti, net ne savo norų gali skraidyti tenai. Ne, ne. Šaltinis. Prie bet kurio šaltinio galima nuvažiuoti, prieiti, nubėgti, nušliaužti, nuskristi. Variantų nėra. Taigi, jūs neklausit, ar tai vandenynas apskritai. Vardinot konkrečius, kurie galėjo tikti. Bet šio vandenyno, žemės vandenyno, ne mitinio, bet tikro, nes prie jo negalima nuvažiuoti, nuskristi ir nuvykti, šiuo metu žemėje nėra. Bet kadaise žemė buvo vienas kontinentas, vienintelis superkontinentas Pangėja ir jį supo supervandenynas Pantalasas. Būtent šis vandens telkinys prieš 300 milijonų metų atsiradęs. O! Vis kažkaip smagu ne tik laimėti ar pralaimėti, bet ir kažką sužinoti arba pasakyti. Na, paskui, kai Pangėjas kilo į Lauraziją ir Gondvaną, paskui atsirado dabartiniai žemynai ir taip toliau. Bet tuo metu buvo Pangėja ir Pantalasas. Žemė nemitinis, turbūt nei vieno jūsų klausimo atsakydamas nemelavau. Sutinkat. Dabar dvigubas prizas ir 2 taškai. Bene didžiausios interneto parduotuvės Lietuvoje pigu.lt prizas. Pigu.lt. Kvepalai, kompiuterinė bei buitinė technika, mobilieji telefonai, namų apyvokos prekės, baldai ir daug įvairių prekių.
Kiekvieną dieną ypač žema kaina. Kaip parduotuvėje, tik pigu.lt. Klausimas. Transporto priemonė. Ar tai karinė transporto priemonė? Ne, ne karinė. Gal tai sudurtinis žodis, kurio vienas sraigtas? Ne. Ar tai vandens transporto priemonė? Taip. Tai kažkas iš vandens transporto. Gal tai didžiulis laivas, kur naftą vežioja? Ne. Ar tai vandens transporto priemonė skirta forsuoti upę? Ne. Gal jį prieš 100 metų nuskendo? Konkretus turime mintyje pavadinimas. Taip. Taip. Prieš 100 metų ji nuskendo. Turbūt nespėsit. Taip ir lieka Titanikas. Taip, be abejo, tai Titanikas. Mūsų pirmojo atgimusio televizijos žaidimo taip ir ne per BTV nugalėtojai. Zenonas Miškelevičius ir Vytautas Mockus. 2 taškai ir 2 prizas. Jūsų laukia ir Baltijos klinika. Suprantu, kad po to, kai pašvęsit šią pergalę, tai jau reikės tikrai Baltijos klinikos paslaugų. Kornelija ir Liucijau. Puikiai žaidėt. Suprantu, kad labai daug sumaišties šiandieną vis dėlto įnešė tas pantalasas, bet kažkas vis dėlto turėjo laimėti. Superfinalo pora, jums dėkojam ir linkime sėkmės ir dar ne vieną kartą norėčiau su jumis susitikti žaidime prie stalo. Žaidime taip ir ne. Ačiū. Kornelija ir Liucijus. Publika be abejo galėtų paploti kur kas smarkiau, kadangi čia yra jiems skirtas klausimas, nes jo neprireikė mūsų žaidėjams. Bene didžiausios interneto parduotuvės Lietuvoje pigu.lt prizas. Pigu.lt. Kvepalai, kompiuterinė bei buitinė technika, mobilieji telefonai, namų apyvokos prekės, baldai ir daug įvairių prekių. Kiekvieną dieną ypač žema kaina. Kaip parduotuvėje, tik pigu.lt. Kas yra po baltų gaubtu? Na, prašau, variantas pirmas. Vanta. Ne, ne vanta. Čia. O dabar palakstysim. Teniso kamuoliukas. Ne. Vienas žodis. Vitaminai. Vitaminai. Ne. Prašau viršui, panelė. Gal briliantas? Briliantas. Jo. O, suprantu, briliantai geriausi moterų draugai. Gal granata? Granata. Granatas, vaisius. Ne. Citrina. Ne. Špinatas? Kas? Špinatas? Ne. Ne špinatas, ne vaisius ir ne daržovė. Prašau viršui, ponė. Tortas? O kur N raidė? Ai, kai suvalgai, torto nebėra. Labai geras variantas. Tortas, kai suvalgai, nebėra. Batonas? Po baltų gaubtų yra batonas. Na ką, Zenonai, Vytautai, dabar reikia tiesiog palinkėti jums sėkmės superfinale. Priminsiu, superfinale jūs klausinėjat manęs lygiai 1 minutę. Ir prieš tai atkeliauja klausimas, o po to aš pristatysiu 6 prizus. Ir jums reikės pasikliauti tik savo sėkme, nes mesit kauliuką ir paaiškės, kasgi tai. Dėmesio, superfinalas, jūsų plojimai. Tai publikai plojant, į studiją atkeliavo superfinalo klausimas, baltas gaubtas ir juodas kauliukas. Jūs mesit ir įsireiksit vieną iš šių 6 superfinalo prizų. Dėmesio, štai jie. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių.
5000 litų piniginio prizo steigėjas lažybų bendrovė Univer. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksiniu foteliu. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nagi Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. 6 prizai, matyt, tikrai. Verti superfinalo. Kuris mesit kauliuką? Prašau. Kaip gerais laikais. Imat per galvą į tą pusę. Toli nemeskit ir pasiruošiam, kiekgi iškris ir kasgi tai bus. 2. Unibet piniginis prizas 5000 litų. Profai 5000 superfinalas. Minutė laiko. Per ją manęs klausinėjat, po to atsakot. Jei atsakymas teisingas, pinigai jūsų. Jeigu ne, padėkosim už puikų žaidimą. Jūs pasiruošę? Taip. Aš tikiuosi, kad tas klubo žaidimo numeris 21 šiandieną bus laimingas. Kiek metų šiam ženkliukui? Reikia pagalvoti, kada čia tas klubas buvo apie 90 kokius 8 turbūt. 7-8. Tai beveik 15 metų. Kaip tai buvo seniai. Gerai. Minutė gali prasidėti? Taip. Prašau, minutė. Ar atsakymas gal nuskambėjo prieš tai vardijant atsakymus? Ne. Vienalytė medžiaga? Taip. Knyga kažkokia taip padėta? Popierius? Taip, popierius. Gal koks nors leidinys? Ne. Kokio nors miesto planas? Ne. Koks nors parduotuvėje galima nusipirkti? Ne. Namų apyvokos daiktas? Ne. Žaislas? Ne. Žmogaus padaryta? Taip, popierius, taip. Namuose galima pagaminti? Ne. Gamykloje tik tai? Ne. Bet sakė, žmogaus, bet iš visos pagamintas. Taip. Žmogaus rankų? Taip. Dabar jį gali pagaminti žmogus? Nu, taip. Gamtoj būna? Ne. Gal tai kažkoks senovinis kažkoks tai daiktas? Dabartinis? Taip. Lietuvoje gamina? Ir Lietuvoje laikas baigėsi, ir Lietuvoje jis gali būti padarytas, tiksliau nepagamintas, nepadarytas, o sukurtas. Labai gerai pradėjot, greitai išsiaiškinot, ar tai daiktas iš popieriaus, bet nepaklausėt vieno esminio dalyko. Esmė ne iš ko padarytas, o kas jame yra parašyta, pavaizduota, ar taip toliau. Esmė yra tai. Daugiau nieko negaliu pagelbėti. Ar turite variantų? Na, tai gal viena mintis, tai yra kažkokio pinigo banknotas. Banknotas? Taip. 5000 litų banknotas. Na, gal ir kokio nors 10 kudirkų. Smagu būtų. Banknotas, aišku, yra mūsų šio vakaro temos raidės N ir T. Turiu jūs nuliūdinti, dėje ne. Dėje ne. Jūsų atsakymas neteisingas ir tiesiog, jeigu anksčiau per savo minutės iki pusės būtumėt užėję ant šio kelio, aš manau, kad būtumėt atsakę, kasgi čia yra. O tai yra popieriuje surašytas vienos valstybės oficialus kreipimasis į kitą. Kaip tai vadinama? Nota. Nota. Po baltų gaubtu yra diplomatinė nota. Taip. Gaila, ką darysi? Bet azartas sugrįžo
širdelė tankiau plaka. Taip. Noriu padėkoti ir mūsų superfinalo žaidėjams ir visiems, kurie šį vakarą buvo prie šio stalo. Visam šauniajam aštuntukui, visai nuostabiai publikai čia salėje ir tikiuosi azartų užsikrėtusiems televizijos žiūrovams. Taip ir ne sugrįžo. Ir aš tikiuosi, kad dar daug trečiadienio vakarų po puikaus ir gražaus ir azartiško žaidimo aš jums galėsiu pasakyti, kaip ir šį vakarą jums plojant visiems. Iki pasimatymo kitą trečiadienį. Viso gero. Ate!